Sveiki, spręsime uždavinį 5 klasės olimpiados uždavinys. Taip, sąlygas skamba taip. Nagrinėkime stačiakampius, kurių kraštinių ilgiai A ir B yra sveikieji skaičiai, o ilgis A yra nedidesnis už ilgį B. Kiek galima sudaryti tokių skirtingų stačiakampių, kurių perimetras lygus 160 cm? Ar bus daugiau skirtingų stačiakampių, jei perimetras bus lygus 162 cm? Tai eina kalba apie stačiakampius. Turim A ir B, sveikieji skaičiai. Tiesiog pasižymiu, kas yra svarbu sąlygai. Dabar ilgis A yra nedidesnis už B. Apie šitą dar pagalvosiu, bet matau, kad tai bus svarbu. Kiek galima stalikus turėti, kad perimetras būtų 160. O čia jau, tai aš iš viso turiu 2 klausimus. Čia bus mano pirmasis klausimas, čia bus antrasis. Pradėsiu nuo pirmo, vėliau atsakysiu į antrą. Tai stačiakampis, ar ne? Tai keturkampis, kuris turi 4 stačius kampus. Ką aš apie jį žinau, kad viena kraštinė yra A, kita yra B. Dabar ilgis A yra nedidesnis. Ilgis A, tarkim, čia yra ilgis A. Čia ilgis B. Tai ilgis A yra nedidesnis. Reiškia mažesnis. Mažesnis reiškia arba gali būti lygus. Jeigu lygus, tai irgi A nesiskaitys, kad didesnis. Reiškia A galiu parašyti, kad A gali būti lygų B, arba A yra mažiau už B. Arba visą šitą, aišku, galima užsirašyti kaip A yra mažiau arba lygų B. Galėčiau tą patį žodžiais persirašyti tiesiog kadangi galiu naudoti matematinius žymenis. Kiek galima sudaryti tokių skirtingų stačiakampių? Dar svarbus dalykas, ar ne, kad A ir B yra sveikieji skaičiai. Ką tai reiškia? Kad, pavyzdžiui, A gali būti tik tai 1, 2, 3, 4, bet, pavyzdžiui, A negali būti 1,2, ar ne? Nes 1,2 tai jau nėra sveikasis skaičius, jis turi trupmeninę dalį. Tvarkoj. Tai, ką žinau, reikia pamėginti. Jeigu perimetras bus, kai aš A sudėsiu su B, sudėsiu su A, sudėsiu su B. Jeigu straukčiau, gaučiau 2A plus 2B. Arba, jeigu dvejetą iškelčiau prieš kraustus, 2A plus B. Dar nežinau, kuris iš tų man padės, bet tiesiog užsirašau viską. Pažiūrėkime, jeigu dabar, tarkim, rašysiu čia A reikšmės, o čia B. Jeigu A, pavyzdžiui, 10, o B 20, tai perimetras gaunasi, užsirašysiu čia dar 2A plus B, tai A plus B bus 30, padauginti iš 2 bus 60. Netinka. Gerai, pabandau. Tarkim 100. Ne, 100 bus per daug, nes 2 kartus A paimsiu. Tai gerai, pamėginu 50. Ir 30. 50 ir 30 man duos 80 ir dar 2 kartus visą tai paimsiu. Tai gausiu 160. Ir ką dabar pastebėjau? Reiškia mano perimetras, aš žinau, kad šitas dalykas bus teisingai, susirašau per tokią formulę. Ir dar žinau, kad perimetras turi būti lygus 100 cm. Tai iš šito aš galiu daryti išvadą, kad A plus B 2 kartus yra 100 cm. O dabar, jeigu padalinsiu abi pusės iš 2, gausiu, kad A plus B 8 cm. Čia matematiškai painiai užrašyta, bet realiai tas labai pasijaučia per pavyzdžius, kad tiesiog šitoj vietoj darydamas pajaučiau, kad A plus B turiu sugalvoti iš principo 2 skaičius, kurių suma turėtų būti 80. Ir dabar reiškia vieną atvejį jau radau, 50 plus 30. Bet šitas netinka, ar ne, nes A turi būti mažesnis. Tai
kaip čia išsiaiškinom, ne? A negali būti didesnis, reiškia, galėtų tikti 30 ir 50. Šitas netinka. Pamėginkim dabar, jeigu būtų 1 ir 7,9. Reiškia, A būtų 1, 7,9 ir dar kartu jo, gautųsi 100 šiam, ar ne? Tai šitas tinka. Tada galima būtų 2,7,8 daryti, 3,7,7, 4,7,6 ir taip toliau iki, tai bus 39 kem 1, tai sudaro 80 ir paskutinis būtų 40-40, ar ne? Visi skirtingi stačiakampiai. Reiškia, kiek tokių yra? 1, 2, 3, 4, 4, 9, 40, ar ne? Tai ir bus 40 stačiakampių. Ok, gerai, o dabar tai reiškia, dar reikia pagalvoti, kiek galima sudaryti tokių skirtingų stačiakampių, kurių perimetras lygus 100 šiam. 100 šiam, nu gerai. Tai jie visi bus skirtingi. Kem 1, tram 9 šitaip nebetinka, nes A pagal sąlygą turi būti nedidesnis. Tai viskas tvarkoja. Jo, ok, tai šitas pirma dalis išspręsta. Dabar antra dalis. Jeigu perimetras turite būti 100 šiam 2, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų va šitas dalykas yra 100 šiam 2, ar ne? Nes perimetrą taip galima užrašyti. Reiškia, A plus B yra, atsiprašau, čia suklydom, A plus B yra 8,1. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš vėlgi pamėginsiu parašyti tą patį, ką čia dariau. Reiškia, tarkim, A yra 1, o B yra 80, tuomet perimetras bus 100 šiam 2. Jeigu A yra 2, o B yra 7,9, tai čia 8,1 kartu 100 šiam 2 bus perimetras. Tada 3,7,8 ir taip toliau. Kol gausis, kažkaip atsitiks kem ir kem 1, kad suma gautųsi 8,1 ir tada kartu 100 šiam 2. Prieš tai buvęs bus tram 9 kem 2. 39 plus 42 bus 8,1, kartu bus 100 šiam 2, tai tinka. Bet dabar jeigu kem 1 ir, o čia jau turėtų būti kem, bet pagal sąlygą A negali būti didesnis už B, reiškia, šitas jau netinka. Tai reiškia, ir šitų atveju bus 40 skirtingų stačiakampių. Ok. Gerai, pamėginsiu dabar, čia buvo mano toks juodraštis, dabar pamėginsiu tvarkingai užrašyti visą sprendimą. Taigi pasiėmiau švaraus popieriaus. Ir dabar reikia gražiai užrašyti sprendimą, kad visiems būtų viskas aišku. Tai reiškia, pradedu nuo pirmo savo klausimo, net galiu pažymėti, vienetas ir prašau, kad nagrinėsiu stačiakampius, kur P lygus 160 cm. Visiems būtų aišku, apie ką eina kalba, galiu nusipiešti mažinuką, nes naudosiu simbolius A ir B, tai kad būtų aišku. A bus plotis, tai yra trumpesnė kraštinė stačiakampio, B bus ilgis, ilgesnioji kraštinė stačiakampio. Ir dabar kažkaip man reiktų aiškiai perrašyti va šitą visą. Kaip aš išsiaiškinau, kad kadangi jeigu perimetras yra 100 šiam, tada A plus B turi būti 80. Ta galėčiau aš parašyti matematiškai, šiaip čia matematiškai visai gerai parašyta, bet
kadangi 5 klasės uždavinys, pamėginkim parašyti tą tekstu. Reiškia, jeigu stačiakampio perimetras yra 160 cm, tai jo dviejų nelygių kraštinių suma yra 80 cm. Dabar ar užtenka šito sakinio tik tai? Ne, neužtenka. Kodėl? Nes gali būti, kad aš išbūriau jį iš oro. Reikia pagrįsti, kodėl jis iš tikrųjų yra teisingas. Nes jeigu nieko daugiau nebūtų parašyta, aš galėčiau parašyti, jeigu stačiakampio perimetras yra 100, tai jo dviejų nelygių kraštinių suma yra 20 cm. Bet kadangi taip nėra, tai aš dabar turiu parašyti, kuo aš grindžiu tai. Tai jo dviejų nelygių kraštinių suma yra 80 cm, kadangi perimetrą gauname sudėję 4 stačiakampio kraštines, o dvi poros iš jų yra lygios. Dėl to dvi skirtingos kraštinės A ir B, galiu skliausteliuose pažymėti, turi sudaryti pusę perimetro, tai yra 8 cm. Ok, šitas aišku, dabar reiškia iš esmės klausimas dabar skamba taip, keliais būdais A plus B gali būti lygu 80. Ir aš galiu vardinti, kad, pavyzdžiui, taip, realiai ten buvo visai gera lentelė. A, čia B, o paskutinis bus, tarkim, A plus B, nes dabar man to reikia. Aš jau dabar truputį uždavinį išskaidžiau į atskirą dalelę ir dabar man svarbu suprasti, kas vyksta čia. A plus B lygu 8. Keliais būdais iš tą galiu rasti. Ir atsakymą aš aišku jau žinau, bet tiesiog bandau gražiai užrašyti. Tak, tram 8, tram 9, 40. Čia bus kem 2, kem 1 ir kem. Ir bum, čia 8, čia 8, čia 8 ir taip toliau 8, 8, 8. Ir dabar galiu prašyti iš lentelės matyti. Kad egzistuoja 80 būdų. 80 būdų, kad A plus B būtų lygu 80. Taškas. Galiu atsakymą parašyti, kadangi manęs klausė, kiek galima sudaryti tokių skirtingų stačiakampių, kurių perimetras lygus 100. Ir atsakymas yra 80 stačiakampių. Taip. Dabar antra dalis. Stačiakampiai, kur P lygu 102 cm. Dabar galiu panašiai argumentuoti, panašiai kaip pirmoje dalelėje. Ir realiai matematikoje galima taip naudoti. Jeigu tu apsibrėži
kažkokį tai teiginį pažymi numeriu, netgi dar būtų gražiau, pavyzdžiui, aš visą šitą argumentavimą, tarkim, pasižymiu o tokiu numeriu, vienetu, ar ne, romėnišku aš pasižymiu. Ir dabar aš prašau, panašiai kaip ir pirmame, reiškia, aš nurodau, kad remsiuosi labai panašiu argumentu, kaip buvo čia, panašiai kaip pirmame. Tai šiuo atveju a plus b lygu 8,1 taškas, ar ne? Nes iš principo tas pats, tik tai turiu gauti dabar pusę perimetro, pusę 162, 8,1. Toliau galiu vėlgi braižyti tokią pačią lentelę, AB, A plus B, tak, čia bus 1, 2, 3, čia turi būti, kad gaučiau 8,1, aha, čia 8, čia 7,9, čia 7,8, daugtaškis nurodo, kad tęsiasi seka. Ir ok, tai bus 3,8, 3,9, kem. Toliau dabar čia žinau, kad bus kem 1, čia reiškia bus kem 2, čia bus kem 3. Čia visur 8,1 tai gaunasi. Ir dabar galiu parodyti dar ir tokį atvejį ir parašyti netinka, nes A daugiau už B, kas prieštarauja sąlygai. Ar ne? Tai vėlgi parodžiau visus variantus ir galiu vėlgi argumentuoti iš lentelės, matyti, kad egzistuoja 40 būdų, kad A plus B būtų lygu 81. Reiškia atsakymas, tikslus atsakymas į antrą klausimą. Ar bus daugiau skirtingų stačiakampių, jei perimetras bus lygus 162, tai atsakymas yra ne. Čia atsakymą irgi galiu apibraukti, kad būtų visiems aišku, kur jis yra. Tai va, tai 5 klasės toks uždavinukas. Dėkui už dėmesį.